Sveiki, tai yra 11 C++ pagrindų pamoka ir šioje pamokoje pabaigsime darbą su, sakykime, įvadu į pačias tas sąlygas ir taip toliau. Žinoma, praktikos bus beveik visose pamokose su jomis, bet mums beliko prie visų šių sąlygų ir sąlyginių operatorių išmokti tik tais linijinės sąlygas. Nors aš net nežinau, kaip jas tiksliai pavadinti, bet vadinsiu linijinėmis sąlygomis, nes dažniausiai šios sąlygos yra užrašomos vienoje eilutėje. Ir nėra jokių raktažodžių kaip if, else ar else if ir taip toliau. Tai yra užrašoma labai paprastai ir šios linijinės sąlygos yra skirtos labiau, manau, kai jūs priskiriate kažkokią reikšmę arba atvaizduojate kažkokią reikšmę, labiau asocijuojasi su pačiomis reikšmėmis. Ne tai, kad kaip paprastos sąlygos, jos labiau siejasi su pačiu kodu, nes else blokė arba paprastam if blokė galima prirašyti labai daug įvairaus kodo, o šiose sąlygose mes patikrinsime kažką, taip pat visiškai kaip if, tarkim, sakinyje, bet nedarysime kodo bloko ir netvaizduosime jame kažkokio viso kodo ten, ar nevykdysime kažkokio didelio kodo, o tiesiog gražinsime kažkokią vieną reikšmę, ar tai skaičių, ar tai tekstą, ar taip toliau. Na, nežinau, ar jūs supratote, bet parodysiu pavyzdį ir viskas pasidarys aišku. Susikurkime A kintamai, kas bus mūsų amžius ir įsivesime savo amžių, tai jūsų amžius. Įsivedame iš klaviatūros, išsaugome į A kintamai ir principas toks, mes norime įsivedę savo amžių matyti programoje, ar mes esame pilnametis ar nepilnametis. Tai yra priklausomai nuo to įvesto amžiaus. Ar tas, sakykime, skaičiukas yra pilnametis ar nepilnametis. Na, tiesiog, kad pavyzdys pats būtų aiškus. Ok. Ir šioje vietoje tiesiog paprastai cout. Ir galime vėlgi, sakau, tas linijinės sąlygas naudoti atvaizduojant kažką. Tai reiškia cout viduje arba priskiriant kintamajam reikšmę, na, kaip būna rašome, žinot, A lygų kažkas, na, būtent tai šioje vietoje po lygybės ženklo galime rašyti tą linijinę sąlygą. Iš tiesų visokiose tokiose vietose, kur mes norime kažkokią reikšmę ar atvaizduoti, ar priskirti, ar dar kažką padaryti. Tai šiuo atveju norime atvaizduoti, bet mes nežinome, ką atvaizduoti, ar atvaizduoti pilnametis ar ne. Jeigu rašytume senuoju būdu, tai mes rašytume if A yra daugiau arba lygu 18, jei taip rašytume cout ten vos ne pilnametis, else rašytume cout nepilnametis. Ir tai iš tiesų šiek tiek vis tiek užima vietos kodą ir prirašome tuos visus raktažodžius if, else ir taip toliau. Ne tas operatorius. Ir štai, jūsų amžius įvedam, tarkim, 19 ir mums rodo pilnametis. Čia tik tais end line dar atvaizduosiu kur nors apačioje, kad man atskirtų. Ir štai man rodo jūsų amžius 19 ir rašo pilnametis. Bet iš tiesų tai užima šiek tiek vietos ir tam, kad viską pasidaryti labai paprastai ir vienoje eilutėje, plus, kaip matote, čia skiriasi visi tie du kodai. Na, šie du kodai tik tom, kad vienas atvaizduoja pilnametis, kitas nepilnametis. Kodai identiški, tai yra cout, bet skiriasi tik pačios reikšmės, kurias atvaizduoja. Būtent tam ir yra maždaug sukurti tie tos linijinės sąlygos. Ir galime tiesiog daryti cout. Ir čia kažkokia reikšmė, ar ne? Kažkokia reikšmė, tai yra pilnametis ar nepilnametis. Tai sąlyga tokia. Iš karto rašome nieko prieš tai neparašę ar po to. Iš karto rašome sąlygą. Ar A yra daugiau arba lygu 18. Jeigu taip, klaustukas ir rašome, sakykime, tą reikšmę, kuri bus atvaizduota, jeigu sąlyga yra teisinga. Na, galbūt iš tiesų labiau suprasti šias sąlygas išeis taip, jeigu įsivaizduosite, kad tai kaip ir užduodamas klausimas kompiliatoriui. Nes, kaip matote, tas klaustukas, na, kaip jūs, tarkim, rašote kažką ir klausite kažko būtent pas kažką, jūs padedate sakinio pabaigoje klaustuką ir tai gaunasi kaip klausimas. Tai čia kažkas panašaus. Ar A yra daugiau arba lygu 18? Klaustukas.
Ir toliau iškart po klaustuko rašote reikšmę, kuri bus šiuo atveju atvaizduota, jeigu sąlyga yra teisinga. Tas pats kaip iš karto if bloke kažką rašėme. Tai rašome pilnametis. Ir tada po dvitaškio, paprasto dvitaškio, rašome tą reikšmę, kuri bus priskirta, tai yra atvaizduota šiuo atveju, nes čia sijaut, jeigu sąlyga bus neteisinga. Tai yra, jeigu A bus mažiau už 18. Tai jeigu sąlyga neteisinga, atvaizduojame nepilnametis. Okay? Ir iš tiesų čia daug tų tokių simbolių, galbūt tai šiek tiek klaidina ir aš iš tiesų visas tokias sąlygas mėgstu įdėti į skliaustelius ir man tada atsiskiria, kad tai, kas yra skliausteliuose, yra kaip ir sąlyga, nors čia dar realiai daugiau simbolių, bet tiesiog, na, man kažkaip patogiau visuomet būna, kad naudoju tos skliaustelius būtent tokioms sąlygoms ir visuomet, sakykime, na, esmės tai nepakeičia, bet kol kas nenaudokime, galbūt dar labiau jūs tiesiog tai suklaidintų. Tai pagrinde atvaizduojame į ekraną kažkokį tai tekstą priklausomai nuo šios sąlygos. Tai yra priklausomai nuo A kintamojo. Jeigu A kintamasis yra daugiau arba lygu 18, atvaizduoja pilnametis. Jeigu A yra mažiau už 18, atvaizduoja nepilnametis. Ir susikompiliavus programą, mum klaida, galbūt dėl skliaustelių. Būtų smagu. Jo, dėl skliaustelių. O, tai hebra. Tai, okei, tai skliausteliai kai kuriuose vietose yra būtini. Man atrodo, priskiriant reikšmę kintamajam nebūtini skliausteliai, o šiaip, atvaizduojant kažką būtini. Na, tai tvarkoj, naudokite skliaustelius visuomet ir bus viskas idealu. Na, pagrindę patestuokime. Jūsų amžius. Įveskime 5 ir rašo nepilnametis. Teisingai, nes 5 yra mažiau už 18. Ir jeigu įsivestume 19, rašo pilnametis. Reiškia, viskas veikia. Tai labai paprasta sąlyga, linijinė, kaip matote, viskas vienoje eilutėje. Ir šios sąlygos, vėlgi, kaip minėjau, labiau skirtos tiesiog reikšmėms kažkokioms. Nes, kaip matote, mes negalime viduje ten prirašyti visokių ten kodų ir taip toliau. Viskas, kad galime parašyti vietoj to kodo, kaip paprastose if sakiniuose, tarkim, mes galime parašyti šiuo atveju tik reikšmę vieną kažkokią. Ar tai būtų skaičius, ar tai būtų ten tekstas, na, nesvarbu, tik kažkokią reikšmę, kažkokio duomenų tipo reikšmę. Galime integer reikšmę, tai yra skaičių įvesti ir taip toliau. Na, bet šiuo atveju tekstą norime atvaizduoti, o ne skaičių. Tai rašėme tekstą kabutėse. Tai sintaksė paprasta. Šiaip įsidėmėkite, kad kartais reiktų skliaustelių ir kartais su jais dirbant net paprasčiau atskirti, kad čia yra sąlyga ir orientuotis iškart kodę patogiau. Tai, na, susitarkime, kad visas tokias sąlygas pagrindę dažniausiai įdėsime į skliaustelius, okei? Ir, na, neskaitant tų skliaustelių, nors berods jie čia yra būtini, kaip matėte, buvo klaida, kai jų nebuvo, bet neskaitant jų, sintaksė yra tokia paprasta. Rašoma sąlyga, tai kai jūs rašydavo, tarkim, if sakinio skliausteliuose. Tiesiog sąlyga, kažkas lygu kažkam, arba kažkas yra daugiau už kažką, arba, na, jūsų sąlyga. Toliau klaustukas ir iš karto po klaustuko tai, kas bus priskiriama arba atvaizduojama, paprasčiau ir teisingiau tariant, grąžinama, jeigu sąlyga yra teisinga. Ir po dvitaškio, kas bus grąžinama, jeigu sąlyga nebus teisinga. Ir įsidėmėkite, kad visi šie simboliai yra būtini, tai yra tokiose linijinėse sąlygose tas else blokas būtinas. Na, else blokas yra tas dvitaškis ir viskas, kas yra po jo. Sakykime taip, kad jūs tikrinant kažką linijinę sąlygą, tai yra tokia sąlyga, jūs būtinai turite turėti ir tą, ir kitą variantą. Jeigu jūs parašysite tik tokiu būdu, tai nesuveiks. Bus klaida. Nes ši sąlyga turi būti pilna, turi būti ir paprastas variantas, ir else variantas, sakykime, į sąlygą neteisinga. Okay? Tai dvitaškis būtinas ir ta antra reikšmė kažkokia, kurie grąžins. Ir ką turiu omeny sakydamas grąžins, tai, na, įsivaizduokite vėlgi, kad tie skliausteliai yra jūsų sąlyga, tai yra viskas, kas yra skliaustelius, yra sąlyga, ar ne, sakinys sąlyginis kažkoks. Ir šis sąlyginis sakinys turi grąžinti kažkokią reikšmę.
Tai šiuo atveju jis grąžina arba pilnametis, arba nepilnametis. Ir tiesiog viskas, ką aš dabar esu pažymėjęs, tampa arba pilnametis, arba nepilnametis. Tiesiog tekstu tampa šiuo atveju. Ir Seautas tiesiog paprasčiausiai atvaizduoja tą tekstą. Tai kompiliatorius mūsų vos ne šitą visą vietą, kurią dabar pažymėjau, paverčia, sakykime, į kažkokį vieną tekstą. Ar tai pilnametis ar ne. Dėl to viskas, ką aš dabar pažymėjau, yra sąlyginis sakinys, kuris grąžina atitinkamą reikšmę. Arba pilnametis, arba nepilnametis. Tai ne tai, kad atvaizduoja reikšmę, nes negalime sakyti visuomet, kad šis sąlyga atvaizduoja reikšmę pilnametis, nes iš tiesų ją atvaizduoja Seautas, nes sąlyga grąžina tą reikšmę. Na, čia tik tokie niuansai ir smulkmenos, bet vis tiek. Nes tai jūs galite naudoti ir kintamajam, tai yra jūs galite priskirti kažkokią reikšmę kintamajam. Pavyzdžiui, na, tokiu būdu, tarkim, susikurkite kintamąjį P, kas reiškia, tarkim, pilnametis, ir rašykite P lygų ir kažkam. Jūs vėlgi galite tikrinti kažką ir priskirti atitinkamai kažkokią kitokį reikšmę P kintamajam pagal A kintamojo reikšmę. Tik čia, kadangi yra integer tipas, mes negalime priskirti teksto jam, nes, na, turime priskirti kažkokį skaičių. Tai tarkim, jeigu mes esame pilnametis, priskiriame vienetą, jeigu nepilnametis 0. Ir kaip minėjau, priskiriant kintamiesiems reikšmės, tie skliausteliai nebūtini ir nebus jokios klaidos, bet, na, naudokime visur tos skliaustelius, tiesiog bus vėlgi patogiau šiek tiek. Tai dabar P kintamojo reikšmė bus arba 1 arba 0 ir galėsime atvaizduoti ją. Tai čia, tarkim, atvaizduokime kintamai P. Tai yra štai. Bam. Ir rašome 5 ir mums atvaizdavo 0. Tai reiškia, kad nepilnametis. Ir jeigu įvesime 19, atvaizdavo vienetą, reiškia pilnametis. Na, kaip matote, tiesiog būtent linijinėmis sąlygomis galime patikrinti kažką ir grąžinti atitinkamą reikšmę, arba tokią, arba kitokią reikšmę. Ir su ta reikšmė jau galime daryti, ką tik norime. Kaip minėjau, galime išsaugoti į kintamojo reikšmę, tą reikšmę, kurią grąžina sąlyga, arba galime tą reikšmę iš karto atvaizduoti, na ir taip toliau. Tiesiog toks žaismas su reikšmėmis, sakykim. Na ir sorry, kad viskas taip ilgai užtruko, iš tiesų čia buvo daugiau kalbų nei praktikos, bet, na, reikėjo paminėti visus tokius niuansus ir tikiuosi kažkas iš to išėjo naudingo jums ir, na, jeigu kilo klausimų, būtinai klauskite, bet pagrindė, manau, šiek tiek pasipraktikavę jūs viską suprasite. Tai ačiū už dėmesį ir iki.